Na ir žinote, žiūriu į kalendorių ir šie metai tai yra šiandien ir rytojus, taip. Ir jeigu tavyje yra toks jausmas, kad noriu kažkokios veiklos, kuri pirmiausia užpildytų mano vidų, kad aš jausčiaus laiminga, kad aš jausčiau ugnelę tai veiklai. Pirmiausia, vidinis jausmas geras, kad aš darau tai, ką aš noriu daryti, kad mano veikla yra miela, kad aš kiekvieną rytą jaučiu dėkingumą, kad esu toj veikloj, kad aš noriu tai daryti, o ne kad vėl į darbą. Kaip gaila, kad jau pirmadienis, kaip nenoriu, man taip nebūna. Aš galvoju, gerai, kad jau savaitgalis praėjo, pirmadienis, jėga. Einu į savo erdvę, čia kur aš galiu kaifuoti pati nuo savo idėjų, kūrybos ir veiklos. Taip, kai tu dirbi ir jauti malonumą. Aš taip jaučiuosi, tikiuosi ir jūs taip jaučiatės. Bet jeigu ne, dar turi ir gali startuoti jau dabar, parašyk, kad norėtum išgirsti, apie ką aš plačiau ir aš šiandieną su tavimi susisieksiu. Galėsi dar šiais metais savo pokytį, taip trokštama ar norima įgyvendinti. Dar pasakysiu trumpai, kad tu esi įgali pati pakeisti viską tuoj pat. Tuoj pat. Tau nereikia kankintis metais, kol kažkas atneš ant lėkštutės tau patinkantį darbą. Turi pati ieškoti. Ieškojimas nieko nekainuoja. Kaip tik tai yra tik tai atradimų toks smagus laikas. Aš kviečiu tave tiesiog išgirsti ir nuspręsti. Ir jeigu tai yra tavo, arba tu tiesiog nori išbandyti, viskas tvarkoj, tu gali jau pradėti netgi šiandieną arba rytoj. Ir žinai tą tokį jausmą? Vau, kaip čia viskas įdomu, tas žingeidumo jausmas, kaip noriu viską sužinoti, kaip man viskas įdomu, o kaip laukiu, kad tik greičiau pradėti. Taigi, mieloji, aš tikrai tikiu, kad yra moterų, kurios jaučia, apie ką kalbu. Aš pati taip atradau save. Taigi, nedvėjok.